kada galime vienas kitam pasakyti renkuosi tave. Aš renkuosi tave. Po konflikto, po to, kai nesutarimų turėjo tam tikrose temose, skirtingas nuomonės. Ir po viso to, kai galim pasakyti vienas kitam, aš renkuosi tave. Po visų tų pokalbių sudėtingų. Tai yra nuostabus jausmas, kai mes tą galim jausti poroje gyvendamas, ane, jautrios, jausmingos, sąmoningos moteris, kurios norime būti mylėti ir būti mylimos tame santykė su vyru, su kuriuo kadaise tikrai turėjai šiltą ryšį. Kai dabar įsivyravo daugiau konfliktų, daugiau nesutarimų, kai galbūt tie kraštutinumai labiau pasirodo į gyvenimą, kaip kad negaliu be tavęs gyventi, arba, žinai, lengviau yra gyventi be vyro, ne, arba be tavęs, arba į kitą pusę. Taip pat tai šitie dalykai, grasinimai skyrybom, net kai atrodo, kad čia juokaujam, čia tik tai konflikto metu, taip, visa tai pasąmoniai sukelia labai didelį nesaugumo jausmą. Tiek vienai pusiai, tiek kitai pusiai. Ir jeigu išties yra tikslas pereiti per tuos konfliktus, pereiti per tuos sunkumus, pereiti per tai, kas nutiko, vyksta gyvenime, ir natūralu, kad mūsų gyvenime, bręstant mūsų meiliai, santykiui, nutinka įvairiausių situacijų, iššūkių. Tai vyro ir moters santykiuose, tai kai atsiranda UAB vaikai, UAB šeima, kai yra daug buities, daug reikalų, daug užsiėmęs vienus klausimus sprendžia, kitas kitus, ir kai jau trūksta tos romantikos, kuri buvo pradžioj, kai tik susipažinote, o bėgant laikui, buičiai, atrodo vienas kitą pažįstat, vaikai, reikalai, tai aptarė tos svarbiausius dalykus, ne kas, ką, kur, kada, kaip padarom, tai yra tie buitiniai, techniniai, racionalūs dalykai. Ir nebelieka laiko, jėgų, nuotaikos, energijos dar kažko tai tęsti giliau apie patį santykį. Tai visa ta šeima gyvena, jeigu esat sukūrę šeimą, vaikai gyvena tame pagrinde, kurį sukuria vyras ir moteris, vyras ir žmona, jo kaip santykis. Ir savaime, kad sukūrėm šeimą, kad mylim teoriškai, nemyli teoriškai dar vienas kitą, kad vaikai jūs sieja, kažkokie bendri namai, bendri reikalai, tai savaime nesuteikia to judėjimo pirmyn, kaip evoliucionuoti tam santykiui, kad būtum vėl romantika, kad vėl būtų artumas gilus su vyru, jeigu jo trūksta, kai tai patenki tokį etapą, kai trūksta to. Ir aš suprantu, kad tie žodžiai, kuriuos aš pasakiau pradžioje, tai yra aš renkuosi tave, mes galim pasakyti tik tuomet, kada mums širdį yra visiškai ramu, saugu, gera, harmonija, meilė, tai gyvena čia mumise. Ir mes, tiek moteris, tiek mūsų mylimi vyrai, gali tos žodžius mums pasakyti tada, kai tas jausmas yra mumise. Ir žinoma, tai va, iki tų žodžių ateiti, kai dabar esi visai kitur, gali atrodyti kosmosas. Tačiau yra tam tikri žingsniai, kuriuos galim nukeliauti. Trumpai šiandien 3 dalykus noriu su tavimi pasidalinti. Tai pirmas, kad aš sakau, kad aš renkuosi, tai yra pasirinkimas, pasirinkti. Ir žinoma, šitos žodžius, tai reiškia, galiu pasakyti tada, kada aš esu aš save pasirinkusi, šitą santykį, ne šitą žmogų. Tačiau, kai eini per tuos kalnelius, atrodo, kad neįmanoma čia galima būtų šitą padaryti, nes yra daug nuoskaudų, pykčio, kažkokie lūkesčiai, kažko tikėjais iš savo vyro, kažko jisai iš tavęs tikėjosi, priekaištai vienas kitam, ir tada
atrodo, kad jie tik didėja, o ne tai, kad juos galima išspręsti. Ir kiekvienas konfliktas baigėsi labai taip pat, kaip prieš tai buvęs. Nesvarbu, tema gali pasikeisti, viena apie vaikus, kita apie namus, kita dar apie kažką, tai apie jūs pačius. Ir vėl jinai baigėsi taip pat, tas pats scenarius. Arba dramos, arba tyla ateina tokia nejauki, įtampos pilna, kuri kartais šaukia garsiau negu kad šauktų moteris balsu, ne, ar vyras. Tai šitas mano pasidalinimas skirtas va tai moteriai. Ir kol tu, ta būdama jautri ir neždama savo sunkumus, nuoskaudas, pykčius, visą tai, kol ten tiesiog atrodo neįmanoma gali būti. Ir pirmas etapas iš tikrųjų praeiti šitą, duoti tą pagarbą, vietą ir pykčiui, ir tom nuoskaudom, ir jas išsivalyti, išsikuopti. Atsilaisvinti tam, kad galėtum iš visiškai kitos būsenos, iš visai kitos vietos, švarios, judėti į tą naują etapą tavo kaip moters ir jų dviejų kaip santykio kūrimą. Tai šičia yra. Tada kitas, momentas, kad kai mes sakome tos žodžius, iki jų ateiti reikia, aš renkuosi tave, reiškia, aš kalbu su tuo mylimu žmogumi savo, tai reiškia, mes esam drauge, tai yra konfliktas, skirtingos nuomonės, visa kita, yra kaip ir natūralūs dalykai. Bet po visų tuo yra, kad ne mes esam atskirti, bet mes esam drauge. Tai yra, taip, mes nesutarėm tam tikrų klausimų, mes esam drauge, mes esam pora, mes esam mylimieji. Tai va šitas momentas yra, šitie žodžiai, ką aš renkuosi tave, jie jau veda į tai, kad mes jaučiam, kad mes net ir pykdami vienas ant kito, konfliktuodami, mes viduje nešamės esminę tokią nuostatą, esminį jausmą, patyrimą, suvokimą, kad mes esam drauge. Ir per visus nesutarimus, per sudėtingus gyvenimo etapus mes galime praeiti drauge, nepaaukojant, nes savo tiesos vidinės, būna moteris galvoja, tada aš turiu pasiaukoti. Ne, be paaukojimo savo tiesos, be susimažinimo, bet kita vertus ir neišsipūtimo. Na gerai, dabar čia pati padarysiu viską. Jeigu su tavim man čia nesigauna, tai aš dabar darysiu taip ir taip pati. Tiesiog atkreipiu dar kartą dėmesį, kad kalbu apie santykius normalių, sąmoningų žmonių. Kartais, kur gali atrodyti per tos konfliktus, galbūt, kad nesąmoningai einate. Nekalbu čia apie smurtą, psichologinį, fizinį, tai yra čia iš karto yra stop ir žodžius, ir save turi išnešti iš tų santykių. Jeigu tai yra smurtas, apsaugoti. Tačiau aš kalbu apie visiškai normalių žmonių, kurie turi vaikystės nuoskaudų, visokių patirčių, santykių, ten giminės programų įvairiausių, mes kiekvienas tą turim ir mes tai pereinam, išlukštenam. Tai apie tai, kad tavo vyras taip pat buvo mažas berniukas, kaip ir tu buvai maža mergaitė, ir tas vidinės nuoskaudos mažos mergaitės ir vidinio berniuko, jie atsinešami į tą pokalbį, į tą nesutarimą, nesaugumo temos iškilti gali tiek tau kaip moteriai, ne kur norisi tada bėgti arba tylėti, arba rėkti, arba tylėti, susimažinti, arba tada pasididinti. Lygiai taip pat tavo kaip moters reakcijos gali iškelti vyrui nesaugumą, tik jisai gal neparodys taip, kaip tu parodai, nes elgsis galbūt kitais būdais, nei kad tu elgiesi. Ir čia tokiu būdu, jeigu mes nuolat gyvenam kaltinimo tokioje atmosferoje, ar tylos, ar konfliktų, tai tas santykis tai po truputį gęsta, nes tai vieno, tai kito nesaugumas iššoka. Ir tada gynybinės reakcijos, saugančios reakcijos, kurios vyksta ne dėl to, kad nori kitą žmogų specialiai, bet kad save apsaugoti, mūsų tos gilios apsaugos sistemos. Tai va tas, kai mes drauge, tai mes tada
žiūrime, kaip bendrauti, kad neįjungtume vienas kito tų gynybinių reakcijų. Dėl to va, tas trečias dalykas yra, kad mes, kai sakome, aš renkuosi tave, jau kuomet išsisprendėm savo skaudulius, savo nuoskaudas, savo pykčius, žinom, kad mes galim draugę per tai pereiti, reiškia, domiuosi, kaip iš vyro pusės tai atrodo, kaip jam atrodo, kokias reakcijas sukelia ir norim judėti tą bendrą kryptimį. Tai va tie žodžiai, aš renkuosi tave, ką jie padaro, tai yra nebelieka to be sukelimo nesaugumo jausmo kitam, kas yra labai dažna. Labai dažna dar sutinku, kad tas nesaugumas, kurį mes atsinešam iš vaikystės, ar galbūt kai kurie iš mūsų dar esame buvę palikti gimdymo namuose, darželyje, ne, kažkur tai reikėjo pabūti be mamos, be tėčio, ligoninėje. Ne. Tai kokios realios situacijos, kur mūsų tėvai tose galimybėse negalėjo pabūti su mumis ir mums galbūt atrodė, kad mus palieka, tai mums gali tą nesaugumą labai greitai įjungti, mes vienas kitam, ne, vyras ir moteris, mes kaip moteris lygiai taip pat vyram. Tai tik tai tos reakcijos gali būti kitokios nei mūsų. Ne. Tai tas pažinti, ne, kada mes su savo ultimatumais, reikalavimais įjungiam irgi tą nesaugumą, gynybinės reakcijas ir tada negalim būti išgirstos, nebegali būti išgirsta savo vyro, galbūt jis ir norėtų išgirsti, o galbūt ir jame yra daugybė nuoskaudų, per kurias jis negali girdėti. Tai kad santyki galėtum keliauti grįžti atgal, tą meilę, į trauką, abipusio supratimo vienas kito, kai galit girdėti, ne tik klausyti, bet ir girdėti vienas kitą, ne tik ausimis, bet ir širdimi, jausti meilę ir kad ir kokį sudėtingą klausimą gyvenime spręstumėte, galėtumėt pasakyti, aš renkuosi tave, aš myliu tave ir keliaukim per tai drauge, ne? Raskim būdą. Taip, mano nuomonė yra vienokia, tavo kitokia. Ieškokim būdo, kuris yra tinkamas. Tai, kad iki to ateiti, į tą kelią vidų lydžiu moteris, kuriuom yra per sudėtinga eiti vienom pačiom. Per sudėtinga, nori greičiau tą praeitinį, kad viena pati keliautų. Bandė, pati žino, skaitė seminaruose, dalyvavo, tačiau sudėtinga. Kai tik namo pareini, atrodo vėl tas pats. Žinau, kaip galėčiau kitaip bendrauti, žinau, kaip kitaip galėtume mūdu atkurti mūsų trauką, romantiką, tą seksualumą į kitą lygį. Bet kol širdis pilna nuoskaudų, kol negaliu ramia širdimi ir pilna užtikrinta pasakyti, renkuosi tave, koks intimumas, kokia romantika, ne. Ir visą tai lydžiu klientės per spindinčio moteriškumo programą ir šiuo metu atveriu grupiniai mentorystėj vos keliom moterim keliauti 4 mėnesius drauge, kai tu gali po viso to, kai mes darbe kalbame apie tai, kas vyksta tavo situacijai, su visa ta išmintimi ir meilė, kurio dalinuosi tą patirtimi ir žiniomis į tavo gyvenimą, kaip tai konkrečiai tavo gyvenime. Tu grįžti į savo gyvenimą, bandai, darai, nepavyksta iš pradžių, po to vėl grįžtam, vėl kalbamės, tyrinėjom, kas, kaip ir tai po truputį, kad tai įaugtų, įsišaknytų, taptų įprasta, tai kas nebuvo įprasta. Naujas kelias į tavo spindintį moteriškumą, kad paleistum visas tas senas, rastum kelią, kaip paleisti, ne, visas tas nuoskaudas, rastum kelią, kaip išspręsti nesutarimus, rastum kelią, kaip pačiai vėl spindėti, mėgautis savimi, savo kūnu ir mėgautis, žinoma, santykiu su savo mylimu vyru, ko tu jau ilgiesi po kurio laiko, kai trunka santykis jūsų ir prisimeni su ilgesiu tos pirmuosius jūsų
metus, ne pirmąjį tą laiką, kuomet buvo daug romantikos, artumo, supratimo vienas kito. Tai va tą pasikviesti, sugražinti vėl, sugražinti naujame lygyje, nes jūs jau nebesate tie, kurie buvo susitikę visiškai naujoj kokybei, su gilesniu artumu, su gilesnė aistra, su prasme, su meile visose lygose - fiziniam, emociniam, dvasiniam, iš visą kūnų ir visą sielą. Ir jausti pagarbą vienas kitam, kad girdit vienas kitam ir jausti spindinti moterim. Tai jeigu jauti, kad tai yra tau, susisieki su manimi, užpildydama paraišką, pasidalinu nuorodą prie šio video ir gavusi tavo paraišką susisieksiu su tavimi. Iki, brangi.